Sveiki žvejai. Labas rytas. Sveiki. Šį kartą esame prie Nemuno, kaip matot, su mumis vėl yra Arūnas, tačiau mūsų rankose nebe dugninės meškerės, ne plūdinės, o spiningai. Ir šį kartą bandysime pagauti rudeninio Nemuno plėšrūną. Tai iš tikrųjų nesam nė karto buvę tokie žuklė, kad vaikštume palei Nemuną su spiningais rankomis. Ir Arūnas ilgai mus kvietė, sako, atvažiuokit, reikia pabandyti pagauti galbūt lydeką, galbūt ešerį, gal salatis užkips, o gal šapalas. Na, o dabar Arūnai rodyk vietas, kur mums reikia mesti čia tuos masalus. Kojas į rankas ir einam. Einam. Tyliai šapalą mačiau. Viskas. Ant to va. Arūnas pamatė šapalą ir jis nusiteikęs jį iškrapštyti. Pirmas dalykas, apie kurį norime pakalbėti atėjus prie vandens, tai yra masalų pasirinkimas. Arūnas ten mėto ir labai vartosi salatis. Tai trukdo man susikaupti. Kaip matėte, prie mašinos jau rinkomės su Sauliumi iš keletos krepšių masalus ir iš tikrųjų žvejojant nuo kranto palei upę, tas jų pasirinkimas turi būti labai atidus ir kruopštus, nes viskas turi sutilpti į nedidelį krepšį, kuris bus už nugaros. Taigi šiandien planuodami gaudyti vėlgi keletą rūšių žuvų ir pagalvojame apie masalus. Ir masalų pasirinkimą prieš tokią žuklę, kuri mūsų laukia šiandien, ypatingai apsunkina tai, kad mes nesam iki galo nusitaikę kažkokią konkrečią žuvies rūšį, todėl turim būti pasiruošę iš esmės viskam. Ir todėl reikėjo susirinkti tuos masalus, kurie yra patikrinti laiko iš tikrųjų ir patikrinti mūsų pačių. Taigi į šitą nedidelį krepšį keliavo tiek sukriukės, kelios sukriukės, viena dėžutė nedidelė su sukriukėmis, taip pat keletas nedidelių ir vidutinio dydžio Marijos voblerių, kurie jau yra išbandyti mūsų pačių. Na ir be abejo keletas guminukų, tai Reins guminukai ir Flex guminukai iš Berkley, kuriais tikimės suvilioti arba ešerį, arba lydeką. Na, o be abejo šapalui, galbūt salačiui, vėlgi tam pačiam ešeriui ir lydekai, tiks ir vobleriai ir sukriukės. Na, pasamiliai krepšė šiek tiek yra kitokie masalai, yra kur kas didesni, jisai gaudo su kur kas galingesniu įrankiu, o aš šiandieną pasirinkau liauną pakankamai įrankį, praktiškai mikromasalinį. Tai yra Graphite Leader Kalzante, iki 10 gramų išmetimas. Dėl to pas mane kur kas yra mažesni vobleriai, tiek 3,5–4,5 cm iki 7 cm vobleriai. Ir mano mėgstami Reins guminukai, taipogi yra atsirinkta keletas spalvų, keletas skirtingų formų. Tikrai jau nesivelkam visų krepšių ant kupros ant Nemuno kranto. Pačias mėgstamiausias ir pačias tas, kuriam aš tikiu, susidėjau į krepšiuką ir prie Nemuno. O, yra šeriukas.
kareivukas. Pirma žuvis šiandien. Pirmasios vietos ir Arūnas dabar sako, kad žemiau mūsų yra šioks toks pagilėjimas ir ten gali būdėti aštridantė. Dedam šiek tiek didesnius voblerius ir pamėginsim patikrinti. Kaip matėt, Arūnui pagavom po vieną nedidelę žuvelę. Taigi, ešerys jau yra mūsų sąskaitoj, šapaliukas. Dabar reikia dar vieną skirtingos rūšies atstovą sugauti. Va čia taip atsidaro šiandien Saulius, o taip prieš tai bičiuliai buvo atsidarę, viskas tvarkoja, žvejyba vyksta, tikrai šaunus gražus ešeriukas. Ir beje, susigundė guminuku, Reins, valgoma guma, matote ir Nemune veikia. Antras ryškiai ešeriukas, nors Nemune negali žinoti. Gali nežino, kas užkibs, gal lydekaitį. Ne, pagal spurdėjimą matau, kad tai yra ešeriukas. Opa. Užsidėjau spinnerbaitą. Ir panašu, kad štai tokie ant jo ir tikimba. O Sauliui ant mikromasulo žymiai rimtesni. Va, su Arūnu priėjom tipinę šapalinę vietą, labai atsargiai prisėlinam. Kreipkite dėmesį, matosi daug kur raiboliukai, ten gerokai raibuliuoja vanduo. Reiškia, čia yra akmenų. Gylis toks vidutinis, kažkur iki juosmens. Ir matydami vieną kitą bultelėjimą. Pažiūrėsim, ar pavyks mums pagauti šapalą ar ne. Metamės kersai srovės. Ir galima sakyti, užvedam vobleriuką ir praktiškai labai lėtai sukam. Rankenėlė, va, Arūnas kažką pasikirto ir aš labai tikiuosi, kad čia bus pirmasis šios dienos rimtesnis šapalas. Na kągi, tipinė šapalinė vieta, tačiau Arūnui užkibo ešerys ir tuolab, kad daugiau bulkų nesimato, reiškia, šapalai šiandien galbūt ir visai neaktyvūs, o galbūt šitą vietą jų tiesiog nėra. Taigi judėsim toliau žemyn, tikrai neusistojame vienoje vietoje, 10 metimų ir žemyn.
Arūnas mums rekomenduoja pervažiuoti. Kiek girdėjau, į kitą vietą šaukia. Šitą vietą apėjame ir žino dar keletas perspektyvų sustojimų. Sėdame į mašiną, šiek tiek pavažiuojame, kur tik vienam Arūnui žinoma, kur yra vieta ir toliau žvejojame. Na, matau, čia tokį radau lygų ruožą. Ten didelė srovė, čia ženklus sulėtėjimas. Kaip matote, čia vanduo visai stovi. O, ir sujudėjimas dar buvo mailiaus. Manau, kad čia tikrai turėtų būti lydekaitė. Klasikinė Nemuno vieta, kur stovi lydekos. Šapalo čia tikrai nebus. Tačiau lydekaitė ar kokį ešerį galima tikrai bus suvilioti. Opa! Prie pat krašto pasivijo. Nedidelė vėl lydekaitė. Štai. Pakankamai šviežiai griebta, net kraujas dar bėga. Prašau, reiškės, gaudom toliau, ieškom tų didesnių, kurie čia paliko žymes. Berkley guminukas, naujiena Flex. Naujas mano šiandien atradimas, su ešeriais jau išsiaiškinau, kokia guma veikia. Na, dabar belieka tik tais surasti, kas šiandien patinka lydekams. Šiandien pradžioje žvejybos susiviniau Fireline Exceed 10-100 storio valą ir noriu šiek tiek pakalbėti, kodėl būtent tokį pasirinkau. Na, visų pirma, dėl to, kad žvejybos spinningų nebeįsivaizduoju be pinto valo ir nors Nemunas galbūt ir reikalautų žvejoti su monofilamentiniu dėl metimo nuotolio, tačiau Fireline Exceedas, sakyčiau, išpildo tiek monofilamentinio valo privalumus, tiek ir pinto valo privalumus, nes jis yra, galima sakyti, slidžiausias pintas valas. Tai yra taip vadinamas termolydytas valas ir reiškia, kad jo paviršius yra visiškai slidus. Ko nepasakytume į įprastinius pintus 4 arba netgi ir 8 gijų valus. Ir būtent tas slidumas ir lemia tą kartais kritinį kelių metrų nuotolį, kuris yra reikalingas, norint pasiekti žuvį iš kuo toliau. 10-100 storis, iš tikrųjų, atkreipkite dėmesį, tai yra praktiškai nematomas valas, labai plonas. Ir tikrai šiandien šiek tiek juo pažvejojęs galiu pasakyti, kad pasirinkau teisingai, nes netgi tiek mažą nedidelį mikromasalą, nedidelį vabaliuką nusviedžiu pakankamai toli, ten, kur noriu. Na, o stiprumo šiam valui, manau, tikrai pakaks. Juolab, kad ir ritės stabdys yra atitinkamai sureguliuotas ir meškerės lankstumas užtikrins, manau, kad bet kokia užkibus žuvis šiandien bus tikrai ištraukta. Atrodo nedidelė lydekaitė, bet srovėjai kovoja iš paskutiniųjų. Na, pabandysim ją paimti dabar. Opa! Nu va, klasikinis salotinis guminukas. Kaip ir šnekėjome pradžioje, reikia būtinai turėti ryškesnių spalvų. Ir štai vienas ešerys užkibo ir dabar lydeka. Puikiai proga pakalbėti būtent apie spinningus. Šiaip aš nesu mėgėjęs labai gaudyti upėse nuo kranto plėšrūnų ir tiesiog neturėjau savo arsenale jokios tokio reikiamo įrankio ir teko skolintis iš mūsų
gerų bičiulių, koto prekybos sistemos, Fineza Calzante, 2,50 cm, išmetimas nuo 0,6 iki 10 gramų, tačiau, ką rašo japonai, dar ne viskas, jinai tikrai daug yra galingesnė ir laisvai galima mėtyti ir 15 gramų, arba ten voblerius svaidyti 16 gramų ir netgi manau, kad ir sunkesnius. Tikrai puikiai meta, puikiai, vat ir gaudant su galvakabliu, puikiai jaučiasi ir dugnas. Nu, kol kas pažvėjojęs pusdienį, galiu pasakyti, kad tikrai atsiliepimai neblogi. Daug esame gaudę su mikro masaliniais įrankiais šios firmos Graphite Leader. Tačiau šitas įrankis ne ką yra prastesnis, nors skaitant iš Graphite Leaderio gamintojo Calzante yra ekonominis įrankis, tačiau galiu pasakyti, kad nieko nenusileidžia ir prieš tuos brangiuosius ir jau ten labai išgirtuosius kaip Fineza ar Nuova, žodžiu, tikrai vertas įrankis dėmesio. Kas man labai patiko, kad nedidelius voblerius arba nedidelius galvakablius tikrai galima permesti netgi per pusę Nemuno be jokių problemų ir didelių pastangų. Ir manau, gaudant ar salačius, o ypatingai šapalus arba ešerius, lydekas, tikrai puikus spinningas. Ir manau, kad jis manęs šiandien ir nenuvils, jeigu užkips kokia stambesnė žuvis. Opa! Yra. O. Šiandien kažkodėl tai turim jau tokį vieną lengvą pastebėjimą, kad mieliau lydekos tvarsto gumą negu voblerius, ar tai sukrės, blizgės. Kiek ištraukėme žuvų, praktiškai visos buvo sugautos su guminuku.
Na, vėl pagaliau mes drauge ir prieš atsisveikinant keletas pastebėjimų. Kai atvykome anksti prie Nemuno, diena žadėjo būti apsiniaukusi, taip pat ir sinoptikai minėjo, kad visa diena turėjo būti apsiniaukusi, tačiau buvo kažkur tai geras tinkamas spiningavimo oras iki 11:30, po to pradėjo plieksti saulė, be jokio debesėlių ir tuo metu tikrai ėjome net papietauti, pailsėti ir tik tais vėl į vakarojus, vėl suaktyvėjo šitie žuvis ir, kaip matėte, galiausiai vainikavo mūsų žūklę gražus salatis. Taigi toks patarimas, rinktis reikia iš tikrųjų labiau apniukusią dieną, o ne saulėtą, nes, kaip matote, peilis yra Nemune ir, kaip minėjo mums Arūnas, saulė yra peilis. O jeigu kalbėt apie masalus, kurie šiandien labiau pasiteisino, na matėte, ir sukrėmis gaudimi, aš netgi ir spinnerbaituką buvau užsidėjęs, Arūnas tikrai daug žvėjojo su wobleriais, nes jo mėgstamiausias masalas. Na, mes su Saulium šiek tiek daugiau guminiai ir šiandien iš tikrųjų guma, galima sakyti, vėlgi paėmė viršų, kaip matėte, tiek ir ant Berkley Flexo salotinio, tiek ir galų gale ant Reinso raudono, kuris, na, tikrai nesalatinis masalas, pripažinkim, tačiau sugavom šiandien vienintelį šios dienos salatį. Nors buvo kibimo Arūnai tikrai keletas ant woblerio, tačiau sėdo vienintelis būtent ant Reinso. Kągi, Arūnai, ačiū tau už šiandien dieną, visada smagu pas tave atvažiuoti. Visada laukiam. Ačiū labai. Na ir ką, mes susitiksime kaip visada po savaitės tuo pačiu metu. Iki. Iki.